Taigi, sveiki visi. Kaip matot, už manęs yra gražus ešeriukas. Esu, kaip matot, prie žolių įsiparkavęs, kad manęs nenešiotų. Tai turiu kastingėlį vėl savo. Su valtim labai patogu su kastingu gaudyti ir šiaip aš pakankamai taikliai su juo užmetu, tai man gerai. Tai va, AliExpress'e pirktas nuoroda aprašymai, kam įdomu. Viską, ką šiandien naudosim, bus iš AliExpress'o, kaip ir praeitam video. Tai va, praeitą epizodą pagavom rekordinę lydeką. Nu, savo rekordą pagerinau. Tai labai labai smagiai. Ir esu vėl tam pačiam ežere, tik tai dabar bandysim plaukti šiek tiek kitaip, kitą pusę. Nes manau bus įdomiau jum pažiūrėti, kai ne ten pat gaudau. Nu va, kastingą išdėjau. Dabar reikia maslą susirasti. Taip, o ką gydėsim? Tai praeitą kartą žvejau ant tokio guminuko. Va, būtent štai šito, iš AliExpress'o irgi. Ant jau viską ir pagavau. Tik tai kablys matot kreivas, nes taip jau gavos, kad į kabinės kelmą buvau. Galima atlenkti, bet turiu aš daugiau, tai man ne problema. Užsidėsiu tiesiog kitą. Ir bandysim vėl su to pačiu gaudyti. Tai va, oro sąlygos šiandien yra labai giedra. Visą savaitę, šiaip galima sakyti. Jokio debesio nieko nėra, tai nėra labai gerai. Lydeko bent jau žvejybai. Geriausia būtų, kad būtų apsiniaukę arba šiek tiek lietutis palies, dar kažkas, bet nu, taip jau nėra. Tiek žvejot taip. Tai va, maunam šitą. Na va, guma paruošta. Turiu vėl didesnį graibštą. Iš karto išsidėsiu, kad paskui nereiktų man vargt. Ir čia padėsiu už savęs. Užsisegam striukę, kad nenušaltų. Nu ir pradėsim žvejybą. Tai va, dabar yra po 4 valandų. Skaiteikim po 7 jau kažkaip tai ten tamsų gaunasi, vos ne. Šiandien aišku giedra, tai kad biški vėliau. Bet jo, bandom štai čia va mėtyti į žolių tarpus. Ir plauksiu šitą pusę, ko nelabai darau, dėl to nes čia yra be proto daug kelmų. Tiesiog žiauriai daug medžių prigriuoja į vandenį ir labai daug susikabina. Krantuką eidavau ir taip mėtydavau, tai palikdavau labai daug masalų. Žiūrėsim, kaip bus šiandieną, nes esam išvaltęs, tai gal pavyks atkabinti, kas būtų labai gerai, nes palaidat masalų nenoriu. Pavadėlis vos kelis turiu. Pavadėlis irgi styginis. Kažkur tai pamečiau savo fluorokarbono valą storą, lydekinį. Tai tenka taip naudoti. Kastingas taipogi čia yra nuo 10 iki 30 gramų. Bet su juo tikrai galima ir daugiau mėtyti. Jis labai pakankamai kietas. Nu, bet šiaip smagus, man patinka. Nu jo, čia matot žolės iš vien. Bet tokiu metu turėtų būti čia lydekų. Tik reikia užtaikyti. Ups, ir biškį kabinu į krūmus. Tenka prisitraukti, kad ištraukti. Ui, čia visus sukabinau. Taip jau gavos. Nu, ištraukiau. O, labai gerai. Ant žolės kažkokias užmečiau. Čia ir žinau, kažkur nugriuvęs medis yra. Palikęs esu ne vieną masalą. Tai reiks labai atsargiai. Va, būtent apie ką kalbu. Va, žiūrėkit, čia mėčiau net nežinodamas savo kokio dydžio kelmas vandenį tiesiog plūduriuoja. Nu jo. Sakau, čia sakau, palikti masalų, tai daug šansų. Čia tiltas va, nugriuvęs. Dar pernai nuo jo žvejojau, šiemet jau nebėra jo. O, jau tai magiškai gavos, aš atsidūriau kitoje ežero pusėje vis tiek. Dėl to, nes čia saulė nešviečia. Ten plaukiu, pradžioje buvo pavėsis, paskui kai prasidėjo saulė, tai eina savo. Op. Nu va, pirmas metimas čia. Opapa. Nu va. Normaliai. Pirmas metimas. Jo, gerai. Pabūk trumpam čia. Aš pasimsiu žirklutės, kad galėčiau tave atkabinti. Šitų reik. Šitų. Čia tie valai susipynė pas mane viskas. Ir metras. Ramiai. Ir biškį nusikratę. Nu, rodyk savo žabtus. Aš biškį nesuprantu, kaip tu čia įsikandus į graibštą. Monovalas kažkaip ten atsirado.
O, ištraukiau. Gerai. Bet kaip čia šitie, tai aš nežinau. Nu va, dabar būk rami, jokių spardymuose. Būk normali. Blemba, šiaip aš turiu žirklės. Tik aš jų nepagalvojau užsiimt. Kitų. Ir aš dabar galvoju, kodėl. Nu, šita tai kažkokia šaunuolė, nežinau. Pažiūrėkit savo. Lengvai. Atkabinau. Neina į taškas, neina į ką. Nu, kiek tu būsi? 53. Nu, toks lydis. Nu, pauk. Ačiū. Pirmas metimas, va. Matau, kitą pusę kažką su valtim. Plaukia, pačiau pradžioj pro čia. Tai kažkas jau po žvejybo šitoj vietoj. Bet gaunas, kad nenugaudė čia visko man. Kas yra gerai. Bet tai taip netikėtai, kad stveria. Legali lydekaitė. Tai va, galvakablį naudoju čia 7 gramų. Tai pakankamai lengvas, nėra tikrai sunkus. Labai smagus priešininkas ta lydeka. Tai va, šitą castingą naudoju nuo 2022 metų, tai jau gaunas eina 3 metai. Ir jokių nusiskundimų neturiu. Kaip už tokią kainą, žiauriai gerai. Džiaugiuosi, žuvį pagauna, taip toliau, tai viskas super. Tik tai va biški prieš mane vėjas yra, tai mane šiek tiek atgal muša, bet gal nieko tokio. Turėtų to jau patemt pradėti pabiški, tai turėtų ir vėjas nurimt. O, koks žus metimas. Turiu gerą, o blemba, o kad šakinėja. O, papa. O, lydis. Ok. Gaila išjungiau kamerą, bet lydis yra. Gerai, smagu. Nežinau kokio tų dydžio, bet prarijo godžiai. Išsikrovė kamerą, taip gavosi. Atkabinau va lydeką, į grėbštą padėjau, kol susitvarkiau. Prisijungiau powerbanką. Nematavau, bet turėtų irgi, manau, apie PM būtų kokių. Taip. Paimsiu parodyt. Nu va, toksai šipakas. Nėra labai didelis, bet smagus. Nu va, bye. Lydeka. Taip jau gavos, kad žiauriai atgal mane plukdino vėjas, tai biški nesmagu. Štai čia susipynė man per tą lydeką, kuri taškės tiesiog valti, tai dar atsipint reikia. Žirklutės gerai. O, atpyniau. Super. Valtis visą šlapę gleivėtą. Bet ką darysi? Gerai. 2 lydekos yra. Smagu. Tokios pusė velnio. Nėra didelės, bet nėra ir labai mažytės. Plaukiam toliau. Net nežinau, kur čia man užkybo. Na jau pamiršau čia. O, tiesiog plaukiu. Kur šiek tiek mažesnis vėjas bus, nes dabar tai čia būtent ant šito kampo vėjas pučia. Tai nėra gerai. Tai va, noriu padėkoti už 12 000 peržiūrom praeito video. Visai nemažai. Už praeitas lydekų video surinko kiek ten 16 gal tūkstančių, tai irgi labai smagiai taip. Turiu vieną ežerą, ant kurio nesu žvejojęs niekad. Kelis kartus su plūdelę buvau, tai kojičių ten pagaudžiau, raudyčių ir taip toliau, bet nesu bandęs niekad su valtim. Arba apskritai lydekos, ten kažko kito. Labai įdomus, žmonės, galima sakyti, nežvejoja ten, nes jisai visas yra apaugęs, aplinkui medžiai ir lelijos, tai krantų, skaitykim, net nėra. Nebent žmonių privatus, tai va. Bet su valtelė, manau, būtų galima prieiti, pabandyti. Klausimas, ar ten su lydekom gera situacija, negera. Eina jų ten pagauti, neina, bet manau, gal reiks pabandyti, būtų labai įdomu. Tai jei kas norit pažiūrėti, kas ten per ešeriukas, tai galit pažiūrėti video, kur žvejyba 2 ežeruose ir sulaužyta nauja meškerė. Ten sugebėjau sulaužyti meškerę, kurią buvau tik nusipirkęs, pati pirmoji žvejyba su ją. Nu, bet ten broką kažkokį buvau nusipirkęs, tai su broku. Nu, va, dabar jau mato, čia bangų beveik nėra, tai jau manęs neturėtų atgal pūst vėjas bangos. Tai biškai fainiau bus. O, labai gražiai užmečiau. Ir yra šansų, kad bus lydis, manau. Gal ir nebus. Kad pučia. Ne, fainai. Teks plaukti kitą pusę ir tada spėju, nuo tos kitos pusės nereiks irkluoti, nes bangos gausis neš. Gerai, plaukiu toliau.
kalė ir guminukas atsikabino. Nesupratau. Pipėt smūgį pajaučiau. Kaip guminukas sugebėjo atsikabinti, man paaiškinkit. Šitas pavadėlis jau čia kažkoks. Turbūt nekoks. Reik naują dėtis. Nu, gal ne pavadėlį, reiko karabiną keisti. Nes jisai man atsikabinė. O, šį kraujo. Nieko. Na, nu, kad kalį deka, tai tikrai. Jaučiau smūgį. Va, karabinas be nieko. Nu, bet čia tai žiauriai. Man labiausiai gaila guminuko. Ir galvakablio. Nu, šitą uždėjau. Dabar reik vėl gumostos. Ir aš nežinau, ar turiu tokią daviną. Nes aš, man rodos, padėjau ją kažkur tai namie. Dabar į galvą atėjo. Galim tokį pabandyti. Šitas šiaip, kas yra įdomu apie šitą guminuką, kad šitas guminukas iš šito ežero parautas ir žinot kaip, ištraukiam lydeką, su tėčiu žvejodami, paėmėm ir skrandį va šitą guminuką radom. Jo. Lydekos viduj šitas guminukas buvo, man rodos, jam buvo fluorokarbonas, tai nukando ir virškino jau, bet nelabai suvirškinsi tokį jau. Nežinau, ar jinai ims dar kartą, nes dabar jau skaitykim į burną įpateko. Bet irgi mėlynas. Gaila. Šiaip man norėtus patvičinti, bet su atvičinimu nežinau kaip būtų, nes aš toj valtį esu, jinai labai sukiosis. Tai kai tvičinsiu, jinai spėju suksis į vis skirtingas pusės, kas nėra gerai. Nu, bet gal pabandysiu. Turiu ten kelias ūdros kopijas, taip toliau, binų, voblerių. Tai gal reiktų pabandyti kažką tai tokio. Nu, bet čia biški netikėtai taip nurovė. Net nesupratau. Gerai, pabandysiu vis dėlto woblerį. Dabar wobleris visai nebežvėjoju, vien gumom. Šitą va turi labai gražų woblerį. Ką čia galim pabandyti? Pabandysim štai šitą. Čia pakeisti yra ant jo... Nu, nepakeisti, nuimtas vienas trišakis, nes taip tai su trejais eina. Nu, bet su trim labai yra paskui sunku atkabinti tą lydeką ir šiaip labai susižaloja, tai kai paleidinėju aš jas, nėra labai jom gerai. Bet pabandysim. Turiu. Nesupratau, net smūgą nejaučiau. Pirmas metimas ant woblerio. Man rodos tą pačią leką ir išprašiau, kuri mano gumą prarijo, gali būti. Nu va, kaip netikėtai. Iš paviršiaus gavo dar. Ai, raminkis. Kaip čia tave atkabint? Kai tu taip susikabinai su wobleriu čia visur. Trečias lydis ištrauktas. Nu va, dar vienas toksai va. Gražuoliukas. Blemba, net nesupratau, kad čia žuvis iš pradžių, nes smūgio tokio nejaučiau. Žiūrėk, tai mano kelnes. Nieko, kasdieniniai rūbai, tai koks skirtumas. Užtvičinau lydeką. Nu va, plaukiu šiek tiek kitur. Visiškas štilius. Nevėlė. Net lapui nekruta. Tai smagiai. Bandysiu dar čia pamėti. Čia esu gaudęs pernai rudenį. Nepagau nieko, bet čia taip irgi medžių prigriuvę, daug lelijų nemažai. Tai manau yra šansų ir čia pagauti. Tai pabandysim, gal su wobleriu užtvičinsiu kokią lydeką. Būtų smagiai visai. Ramu, girdžiu motociklus. 4 cilindrai, kai važiuoja. O kai skamba gražiai. Norėčiau ir aš. Gal reikės abu laikytis. Norėčiau, bet pirmiausia reiks B kategorijos. O kol kas AM ir A1 užteks. Ir šiem metam. Taip. Kad nereiktų tvičinti, tiesiog greitus pasukimus ir pauzes darau. Ir bent jau kaip matau, tai vandeniai vis tiek gražiai atrodo. Tai jeigu lydeka norės, manau pasvers. Ui, lies užmečiau. Nu ką.
Jau šiauriai daug šiaip pramėčiau ir kas nieko, lievai kabinau. Matot, kokie rastai vandenį. Joko kibimo. Po biškiau šalčiau daro. Šiandien 9 šilumos. Su piršniam esu. Iš garažo paėmiau tėčio. Bet jau. Reiks varyt spėju. Dar atgal plaukdamas pavelkiausiu, bet kažkaip abejoju, kad kažką įkirsiu. Mat, pažiūrėsim. Praeitą kartą čia kažkur ir pagau vieną leką. Buvo smagi, legali. Ui, biškį blogai užmečiau. Per anksti atleidau. Tai va, šiaip wobbleris labai fainas. Irgi iš AliExpresso pirktas. Tai va, po biškį jau pareina žiema. Jau paskutinę savaitę kitą rudens gausis ir jau turėsim ne rudens, o spalio. Turėsim lapkritį, bet lapkritį jau dažniausiai būna ledas, mėnesio pabaigoje užsitraukia. Bent jau pernai tai buvo. Tai šiemet ant ledo norėčiau lydekų pabandyti irgi gaudyti kaip pernai. Aišku, nedaug pernai žvejau, bet nusipirkau ledinę meškerę, normalią, ne kaip ten kyvokas ant galiuko yra, ir šiaip meškerė ten pusė atrodo lyg nukirpta būtų. O normaliai jau jautri ir bus fainiau tikrai žvejot. Su jautriom galūnėm, tai yra šeriam bus ir yra su kietesnė, tai lydekai pavyzdžiui. Turiu kelis vibus, tai irgi bus įdomu pabandyti. Gal dar seliavų šiemet išvažiuosim su valtim, nes dėdė labai nori seliavų pagaudyti, tai gal pavyktų. Irgi, manau, būtų visai įdomu. Iš valties nesu gaudęs seliavos dar. Bet jo, šiandienai bus tiek. Nepamirštam prenumeruoti kanalą. Spauskit like, subscribe mygtuką. Visiems nežvyno ir susimatysim kitam epizode. Iki.